Pirmą kartą atvažiavau į Aukštelkės bagažinių turgų, kuris randasi visai šalia Šiaulių. Turgus turėjo vykti ir vakar, tai yra šeštadienį, tačiau prekeiviai pabūgo lietaus. Šis turgus, sakyčiau, susirinko 3 kartus mažesnis nei kad buvo Klaipėdoje. Viso turgaus nefilmavau, o tik tai, kas traukia akį. Štai kaip šitas mini Super Nintendo, pagamintas iš popieriaus, kinietiškas šlamštas. Šitas pardavėjas pasitaikė tikras glušpetris. Ar čia filmai visi rusiški? Matau rus. Nėra angliškų, visi rusiški? Yra čia įvairių. Nu, bet nematau, ką būtų. Rusų kalba. Viskas rusų. По-русски всё. Sakau, viskas rusiškai. Rusiški filmai, sakau, visi. Da, Blogai. po 2 eurų. Va dėl šito prekyslį apsimokėjo kelionė 90 km. Gaila, kad kažkas anksčiau už mane nupirko visus su PlayStation 4 žaidimus po 5 eurus. Paliko tik VR su 2 žaidimais ir 3 pultelius. Kol aš juos apžiūrinėjau, moteris šalimais paklausė jų kainos. Po kiek pulteliai? Auksinis 10, juods 5. CPC kelintam? Ketvirtam. Ai, tai ne 5 metų. Ačiū. Prašom, tuomet aš juos paimsiu. O tai kodėl taip pigiai? Jie neoriginalus gal? Nebeturim, kompiuteris sudegė ir vaiksiu nebežaidžiu. Labiau euriukai kiek. Nes yra ir šitas parduodu, visą kompiuterį. Tai pas PlayStation 4 sudegė tiesiog, nuo ko? Žaibs trenkia. Pačios konsolės neturit? Konsolę turi namuose. Už kadro dar išsiaiškinau, kad konsolė yra Pro versija ir sutarėm 30 eurų su pulteliais ir konsolę grinaisiais padaviau 60 eurų ir šiandien pat išsiuntė paštomatu į Tauragę. Čionainas už 2 eurus nupirkau Quake Arena, o po stalo teko palikti, nes nebuvo kompaktų viduje. O šita pardavėja net nedavė kada įsiterpti. Ne, čia Jos 4 yra. Gerai. Čia žinokit, galiu ištraukti nesuskilusios, ką tik išploviau iš indaplovės. Netgi išploviau, sakau, kad būtų švarios, tvarkingas, mato. Ir susukau tokią dėžutę, radau namuose, galvojau, kad nesuduštų. Kokį? Kur čia buvo sukus? Ne, galvojau, kaip įsukus dar kitą, kad nesuduštų. Tos irgi labai gražios. Čia Luminor stiklą irgi aš turiu, galvoju, tiek stovi daug, iš viso nenaudoju. Jos irgi sakau, nebepirksiu jau vieną. Aš, pavyzdžiui, taip pat nevartoju. Tai čia vyno. Ar vyną, nu, matai, mama iš viso negeria. Nugirdau, kad vyksta dar vienas bagažinių turgus. Pačiuose Šiauliuose. Todėl atskubėjau, kol dar laikas. Kaip Klaipėdoje, taip ir čia bagažinės renkasi šalia arenos aikštelėje. Pats turgus ženkliai mažesnis už Klaipėdos. We would like to play. Kas dar? Nesu kašioras ir apskritai nemėgstu sportinių žaidimų. Sing, play, rockstar, hujar. Šitą net nežiūrėjau, nes be viršelio. O šitą tai nepaliksiu. O Mirror's Edge? Šitas? Trečiam PlayStation'ui. 4 pesos? Muy buen. Tas pats žmogus turėjo dar vieną dėžę su senais PC žaidimais lietuvių kalba Jewel Case'uose.
Viso išsirinkau 11, tačiau jų visų nepafilmavau. Leonas irgi buvo must buy. What is this? Vis dar sealed. Brigiem. 10 000 be vieno žaidimo. Gal padarom unmaišelinimą? Pultelių testas. Nuvaliau tik dulkes. Dar nejungiau prie laido, bet visi yra tiek senai naudoti, kad mirė. Ne vienas neusižiebė. Pradėsiu turbūt nuo šito. Labiausiai matęs gyvenimo. Nudrožti analogai. Net paplyšė šiek tiek. Kaip čia, kur čia kišti? This better work. Kryželis veikia, užtenka. Po meniu pavaikščioti. Kartoju tą pačią procedūrą. Kaip čia, kur čia kišti? This better work. So far, so good. Jau trečiam žinau, kur kišti. Jau praktikas yra. Fingers crossed. Šaunu, visi trys veikia. Seems good.